Pats žodis BRELL yra 5 valstybių pavadinimų pirmosios raidės – Baltarusija, Rusija, Estija, Latvija ir Lietuva. Pats tas žiedas, kuriame yra Lietuva, yra istoriškai susiklostę, kad po Antro pasaulinio karo, kada pradėjo vystytis energetika, baigė kariauti, formavosi energetikos sistemos. Tai mums taip jau lėmė likimas, kad mes tuo metu buvom Sovietų Sąjungoje ir atitinkamai visi inžinieriai, kurie dirbo tuo metu Rusijoje, kitose šalyse, suprojektavo ir integravo Lietuvos, Latvijos ir Estijos energetikos sistemas į buvusios Sovietų Sąjungos sistemą. Anksčiau Sovietų Sąjungos laikais tai vadindavosi Severo-Zapad regionas, Šiaurės vakarų regionas. Na ir kai mes gavome priklausomybę, visa ta Sovietų Sąjungos organizacinė sistema griuvo ir susiformavo toks BRELLas. BRELLo pagrindinis tikslas – tai operatyvinių veiksmų koordinavimas. Kadangi sinchroniškai dirbam šiandien, esam priklausomi, tai mūsų linijų remontai, elektrinių remontai, sutrikimai, mūsų arba kaimynų sutrikimai vienodai įtakoja mūsų. Žodžiu, sėdim ant dviračio tandemo, minam tą dviratį kartu ir jeigu vienas kažkas tinginiauja, kitas už jį turi dirbti, o jeigu per daug tinginiauja, tai sistema iš viso stoja. Tai, sakykime, reziumuojant, BRELLas yra istorinis mūsų energetikos sistemos palikimas, kurį, jeigu skaičiuojant nuo 1945 metų, kūrė iki nepriklausomybės, tai beveik 50 metų.